Tai aš tėtuką, 3 tada. Gerai. Kažkada neatsimenu, kiek buvo metų, bet senelis mus pasikvietė ir maždaug kažkaip buvo panašiai, bet sakė, aš nebe senelis, aš tėtukas dabar bus. Ir nuo to laiko jis pasidarė tėtuku, visi vadino tėtuku. Ir tada, dar ką atsimenu, kad būdavau, nežinau, paauglystėj gal, kai būdavau kokių 12 metų ar panašiai. Nemažai laiko leisdavau kartu su Agne pusseserė ir vasaras, kai gyvendavau pas senelius. Ir kai mes būdavom kieme ir jau reikdavo eiti valgyti ar kažko, tai šiaip normaliai žmonės kviečia, šaukia kažkaip panašiai. O tėtukas ateidavo į balkoną ir plot pradėdavo. Ir mes žinodavom, kad jau reikia eiti. Tai va, nu, kaip čia pasakyti, toks originalus būdas ir labai santūrus ir toks, niekad neatsimenu senelio, kad jis būtų ten kažkaip šaukęs. Nu, netgi kai reikdavo pakviesti, jis rasdavo būdą tai padaryti tokiu labai taktišku būdu. O tą prisiminimą patį pirmą, kurį galvojau, kad papasakot, tai kai buvo, aš ėjau 1 klasę, o Eglei buvo tik tai gimus, man atrodo. Mama atėjo pasimti manęs iš to darželio Trakų gatvėj. Eglė buvo vežimėlį visai lopšydar ir mes ėjom, aš atsimenu, buvau tą uniformą tokia pradinukų mėlyna. Ir mes ėjom ir staiga prasidėjo žiauri liūtis tokia ir mes pradėjom ieškoti, kur nuo jos pasislėpti. Ir lakstėm aplink Salomėjos Nėries mokyklą, ten iš vieno galo iš kito, ten vyko remontas, aplink buvo daug žvyro. Vėjas pūtė, lietus ten, su mama ir su sesė vežimėlį, žodžiu, plaiksimės aplinkų, gal geriausiai nusprendėm į Taupkasę. Ir dabar ten rūbų parduotuvė, man atrodo. Ir tada, žodžiu, mes šlapi atėjom į tą Taupkasę ir mama tada skambino seneliui, atsimenu. Ir atvažiavo senelis su Volga, žodžiu, ir mus išgelbėjo, atvežė namo. Tai vat man tokie prisiminimai tėtuko. Visą laiką atsirasdavo laikų, kur reikia. Išgelbėdavo. Ačiū.